Ne, nelis. Ne. Pasakiau, kad nelis, tai būk ramus. Apie save žinot reikia, aišku. Aš kaip tik bijau. Nu, bet rimtai čia visiems šildo padangas. Dažai su termometrais. Šildo padangas lenktynėm. Bet su temperatūros davikliai, kad per daug neprikaitintų. Padangą keičiam, sveiki gėlė. Žinai, plikę nusilenka. Tai kas? Ir čia taip pačiai. Rinktuotės ratu netrukus galėsite užimti starto poziciją. Maloniai prašome visus mūsų dalyvius pradėti. Pasiruošti nusipirkti, pasipuošti ir pradėti. Motociklų plento žiedo čempionato 5-ame etape ir mes šiandien tuos išskirtinius ekskliuzyvinius eksponatus. Du Harley Davidson ir vieną Ducati, kurie lenktyniauja Begarų Racing Lithuania Cup trečiojo etapo lenktynėse. Senas asfaltas būdavo, sakydavo, vidurkis 150. Lukas Patalauskas, Zaurimas Švelnys, Paulius
Kvalifikacijoje pirmąją poziciją prie starto linijos išsikovojo C600 klasės sportininkas Lukas Patalauskas, įveikęs greičiausią Kačerginės Nemuno žiedo trasos ratą per 1 minutę 16 sekundžių ir 950 automobilį. Panašu, jog prireikia pagalbos kažkam iš sportininkų. C600 klasės konkretumas, Paulius Rakauskas, Nojus Ivanauskas, Lukas Patalauskas. Sveikiname laureatus, lyderius ir prizininkus. Kažkam galbūt sėkmė ir nesišypsojo taip plačiai, bet kokiu atveju tikėkime, jog viskas pasibaigs maksimaliai gerai ir mes netrukus galėsime tęsti lenktynes, kuriuose jau po kelių akimirkų turėtume išvysti B600 ir Super Sport klasių lenktynininkus. Žiūrovų dėmesiui, Mercedes-Benz automobilio valstybinis numeris MRC. Šitais paprastai jau girdi, kada pradėti filmuoti. Za swoją głowę przyjazd.
Norkus. 3 lyderiai visose 3 įskaitose. Greičiausi, galingiausi ir pergalingi šiandienos lenktynėse. Sveikiname šios 3 džentelmenus ir keliaujame tolyn, kylame aukštyn. Ir 1000 klasės laureatų trio. Dar kartelį paplokite, pasveikinkite juos. Jie tikrai viso to nusipelnė. Šiandieną atidavė visas jėgas, ištaškė negailestingai visas energijos atsargas ir paskutinį likutį jų atiduodami čia. Šaunant šampano purslus ir sveikinant vieniems kitus. Laimonas Šatkauskas. Antrosios vietos laimėtojas Bagger Race lenktynėse Linas Pečiukaitis. MCC komanda, po kurios stogų šiandieną glaudėsi visi 3 Bagger Race motociklai, džiuginę žiūrovų ir publikos akis ir sutraukė nemažai dėmesio. Na ir tarp tų 3 džentelmenų šiandieną pirmąją vietą Bagger Race Cup lenktynėse iškovoja Audrius Makarskas. Po lenktynių Audrius Makarskas atkeliavo atsiimti stabdžių kojelės. Manau, jog būtent tai ir lėmė, kad be stabdžių lėkdamas ir atlėkė į pirmąją vietą savosiose lenktynėse. Fantastiškas pasirodymas, graži kova ir, kaip jau sakiau ne kartą, tikra dalyvių puošmena. Šiandieną lydėjo mus lietuviškajame čempionate. Gera buvo juos matyti, gera buvo grožėtis tais išdailintais lenktynėmis pritaikytais garlėjais ir Ducatio tarp jų. Keliaujame toliau. Senior TT klasė.